iš tikrųjų Mantas užsimena savo knygoje, nemažai aprašo Snoro akcininkų prabangos demonstravimą, jų turtus. Jie buvo tikrai dideli ir tų turtų neslėpė tie žmonės. Jie važinėjo labai brangiomis mašinomis, jie gyveno labai prabangiuose butuose ir namuose. Kaip tau šitą informaciją, kaip tau ją pavyko surinkti, ar tu ir seniau žinojai apie visą tai? Na, pataisyčiau, kad gal ne akcininkai mėgo demonstruoti prabangą, o akcininkas vienas, Raimondas Baranauskas. Antonovas, ko gero, irgi jis mėgo labai brangius automobilius, bet nemėgo to demonstruoti. Ir man teko vieną nuomonę išgirsti iš žmogaus, kuris pažįsta Antonovą, kad sako, jeigu kambaryje bus 30 bankininkų arba 30 tiesiog žmonių, eilinių verslininkų ir Antonovas, tai jūs nepasakysite, kuris iš jų yra turtingiausias. Nebent pažiūrėsite į mašinų jums stovėjimo aikštelę. Tada aš pridūriau taip, Antonovas greičiausiai bus atvažiavęs dviem prabangiais automobiliais. Vienas į priekį, vienas atgal. Nes jis iš tikrųjų mėgo, automobilį jam buvo kaip terapijos priemonė. Jis dalį automobilių laikė Rygoje ir tiesiog grįžęs iš Londono sėsdavo prie vieno automobilio vairo, pasivažinėdavo, sėsdavo prie kito, pasivažinėdavo, jis bent jau taip yra pasakojęs. Ar iš tikrųjų, tai jam, bet panašu, kad jam tai padėdavo ir atsipalaiduoti, bet demonstruotis to nemėgo. Visiška priešingybė yra Baranauskas, kuris irgi mėgo prabangą ir mėgo tą demonstruoti. Beje, kažkuriuo metu įvyko lūžis jo gyvenime, nes žmonės pažinojo jį ir taip pažįstantis Šiauliuose, man pasakojo, kad jis tikrai nebuvo tas, kuris labai demonstruotųsi tuo metu. Taip, jis važinėjo 7 klasės BMW, bet bankininkui tai kaip ir normalu. Žmonai nupirko po ilgų dviejonių nenaują automobilį, Audi 90, kas tuo metu buvo praktiškas automobilis. Bet čia pačioj pradžioje, ne? Taip, aš taip patikslinu. Iki atvažiavimo į Vilnių, jis atvažiavo 95 gal metais, panašiai. Na, iki pirmojo akcininkų pasikeitimo. Ir ko gero tik tai atėjus Antonovui į banką, atsirado ir Ferrari, Harley Davidson, motociklai, prabangios suknelės, Sigitos Baranauskienės, ne Raimundo Baranausko. Tada prabangios vestuvės, noras jau pasirodyti, kad gal mes visai ir neblogai gyvenam ir pažiūrėkit, kaip viskas su mumis yra gerai. Tai tas, sakyčiau, prabangos demonstravimas, gal buvo kiek ir, nežinau, gal įtartinas, ko gero. Taip. Nes iš tikrųjų, ko gero, galim daryti tokią išvadą, kad kai verslininkai ima labai demonstruoti savo prabangą, savo mašinas, savo sukneles, kostiumus ir visus kitus tokius prabangos dalykus, vadinasi, galima įtarti, jog kažkas negerai su jų verslais. Ne viena tokia istorija yra buvusi Lietuvoje, kai žurnaluose ir televizijoje ima rodytis labai dažnai kažkuris žmogus, žiūrėk, jau kažkas ir negerai. Tai tu pritartų, bet ne tai nuomonė? Didžiąją dalimi taip. Įdomiausia, ko gero, yra, kaip tu gavai informaciją, nes kažkiek informacijos yra tos, kuri buvo tikrai viešai publikuota, transliuojama, žinoma visiems, bet yra ir tokių dalykų, kur niekur jie nebuvo publikuoti. Kaip tu gavai tą informaciją, kas su tavim bendravo? Tai jau šiek tiek užsiminiau, taip bendravo žmonės Šiauliuose. Vardų pavardžių nepasakysiu. Tai ne vienas žmogus, kuris bendravo. Bet čia konkrečiai tai apie tai Šiauliuose. O kokių dar žmonių bendravo su tavim, kad apskritai parašytum tą knygą? Kur tau teko pabuvoti? Dėja, Londone neteko pabuvoti, nors apie tai dėl to vyko dėrybos su buvusių akcininkų teisininkais. Ir lyg ir jie buvo linkę bendrauti, bent jau nepasakė ne. Bet tada sakė palaukti, tada dar palaukti, tada užklausė, o apie ką mes bendrausime. Tai buvo tempiamas laikas ir galų gale jau, kai turėjom susitikti su teisininku, likus gal valandai susitikimo su teisininku čia Vilniuje, teisininkas paskambino man ir sakė, viską stabdom, gavau signalą iš Londono, kad jokių pokalbių nebus. Tai mano informacijos šaltiniai, susitikimai su šaltiniais apsiriboja Lietuvą. Iš įvairiausių miestų, iš įvairiausių institucijų, taip galiu pasakyti, buvo žmonių iš paties Snoro,
kurie pasidalino informaciją gana įdomiai ir intriguojančią. Buvo žmonių šiek tiek susijusių su politika, buvo susijusių su Snoru kaip klientai, gana stambus klientai arba pažinoję poną Baranauską. Tai tiesiog iš jų buvo, surinkus informaciją, buvo galima nulipdyti tą mozaiką, kuri atsidūrė knygoje. Šitoje knygoje yra ir nemažai įžvalgų tavo pačių vertinimo apie tam tikrus žmonės, tarkim, kad ir apie poną Šarkiną. Ir tu gal kažkiek naudojasi netgi tą savo žurnalistinę patirtimį, nes atskleidi kažkurias detalės, kurias, ponas Šarkinas, tarkim, pasakė tau kaip žurnalistui, tiesiog pasitikėdamas ir vertindamas tą draugišką santykį. Viskas, kas panaudota tiek iš bendravimo su Reinaldum Šarkinu, tai nebuvo panaudota to, ką jis man pasakė ir sakė Dubauskui, tik susimildamas niekam nesakyk. Šito nebuvo panaudota, o tai, ką jis pasakė viešai arba pasakė man kaip žurnalistui imančiam interviu, tai aš jaučiausi galys panaudoti. Taip yra viena detalė, kuri galbūt labiausiai neoficiali ir pateikta viešai apie poną Šarkiną, tiesiog aprašant jo charakterį. Tai iš vieno tokio pusiau oficialaus susitikimo su žurnalistais, kai Šarkino paklausė kažkas iš žurnalistų ar žurnalisčių, tuo metu kaip tik buvo Lenkams parduota Mažeikių nafta. Ten buvo gauta didžiulė suma pinigų, 2 milijardai litrų ar kažkas panašaus, dabar tiksliai neatsimenu. Ir paklausė Šarkino, tai pone Šarkinai, tai kur dabar tie pinigai už Mažeikių naftą yra? Šarkinas rimtų veidų pasižiūri tą žurnalistą ir sako, nu kaip tai kur, tai pas mane namuose po lova. Tai va tokios detalės, bet nemanau, kad atskleidžiau tai knygoje, kaip nors galėtų pakenkti ponui Šarkinui. O kas tau pačiam, kaip žurnalistui, sekusiam tą įvykį, analizavusiam, kas tau pačiam nuostabu? Kas tau pačiam keiščiausia, ko tu stebiesi? Stebiuosi tokia didelė Lietuvos ryto meilės norai po banko nacionalizavimo. Iki nacionalizavimo tai viskas kaip ir buvo aišku. Bankas padėjo žiniasklaidos grupiai sunkią valandą, davė pinigų, be kurių greičiausiai Lietuvos rytas būtų bankrutavęs. Tai natūralu, kad Lietuvos rytas niekaip negalėjo būti objektyvus ir savame suprantama turėjo ginti savo šeimininką. Bet po to, kai jau buvo aišku, kad bankas nacionalizuotas, tai kad kova jau pralaimėta ir kad bankas nebeturi pinigų, nebėra tų pinigų, kurių dar bankas galėtų duoti Lietuvos rytui, kaip akcininkas turi galvoje, paskolinti, vis tiek buvo ginamas Snoras ir puolamas Lietuvos bankas, vyriausybė, prezidentė dėl tų veiksmų ir naudojama tokia retorika, kad žlugdomas lietuviškas verslas, žlugdomi bankai ir panašiai. Ar tau teko su tais kolegom, tavo buvusiais kolegom pabendrauti, kurie dar dirba arba jau nebedirba Lietuvos ryte ir tuo metu buvo tie, kurie gynė Snorą? Bent jau jų pavardės buvo po tais straipsniais, kurie gino Snorą. Teko žinoma pabendrauti ir Nesnoro reikalais su buvusiais kolegom karts nuo karto pabendraujam, tai teko pabendrauti ir apie tai. Tai buvo atveju, kai tekstas buvo žurnalisto, antraštė ir įžanga ne žurnalisto. Ir tai radikaliai pakeisdavo, apversdavo aukštyn kojom visą situaciją. Tai kas perrašinė tos straipsnius tavo vertinimo kolegų? Aš, taip sakant, su žvake prie lovos nestovėjau, bet spėju, kad vyriausiasis redaktorius arba kažkas iš redaktorių, nes taip jau yra įprasta, žurnalistas parašo, tada jau paskutinius akcentus sudėlioja redaktoriai. Ar anksčiau taip irgi būdavo, kai tu dirbai Lietuvos ryte, kai Snoras dar nebuvo akcininkas? Ar būdavo tokių atvejų? Buvo vienas atvejis toks, beje irgi susijęs su Snoru, kai 2009 metų pavasarį, man rodos, padėtis žiniasklaidos sektoriuje buvo tragiška, švelniai tariant. Ir mes dėjom straipsnį, aš tuo metu buvau ekonomikos redaktorius, kaip ir prie maketuotojų sėdėjau apie paskolas, vartojamąsias būsto paskolas, tiesiog joks neskandalingas straipsnis. Nauja informacija, ten komentarai. Ir antraštėje įžangoje buvo Snoras paminėtas.
įžangoje, kad Snoras irgi ten išdavė labai mažai paskolų, kad sumažėjo paskolų apimtis, niekam nebeskolina, matyt, niekas nebesiskolina. Ir tada vienas iš redaktorių, ne pats vyriausias, priėjo ir sako, čia gal reikėtų kažkaip tą Snorą, čia, gal kaip noras, gal išimti. Nesupratau, kodėl. Pati tema viskas tvarko, bet sako, čia Snoro nereikia. O sakau, kodėl? Nereikia. Tai, tiesiog Snoras tada pradingo iš įžangos, dar ten sušvelninta buvo, paskui jau ten kažkur tai Snoras buvo pacituotas, kodėl jisai neskolina nieką, nors įžangoje jo nebeliko. Numojau ranką, galvoju, gal kažkas tai gal. O po 2 mėnesių paaiškėjo, kad Snoras perka Lietuvos Ryto akcijas. Tai matyt, tai buvo toks stengimasis nieko gyvų nepakenkti dėryboms. Bet tai galima sakyti, Snorui vis dėlto buvo naudinga turėti Lietuvos Ryto akcijų. Iki lapkričio pradžios 2011 metų aš nemačiau jokios naudos. Lietuvos Ryto, aišku, buvo naudinga, nes kito pasirinkimo nebuvo. Buvo galima parsiduoti gal negeras žodis, parduoti dalį akcijų Maksimai. Eina kalbos, kad vyko dėrybos ar kažkokie pokalbiai su pagrindiniu akcininku Numavičium. Netgi kai kurie šaltiniai sako, kad vyko kalbos ir su Ūkio banko savininku Romanovu dėl pardavimo. Tai čia jau Lietuvos Ryto poreikis akivaizdus. Pinigų nebuvo, jų reikėjo. Verkiant reikėjo. O kam reikėjo Snorui? Nežinau, nes Antonovas yra paminėjęs ne viename interviu, kad nedarė įtakos redakcijos darbui. Galiu visiškai patvirtinti, taip nedarė. Bent jau tol, kol aš dirbau, didelės įtakos nebuvo, kaip iš akcininko. Taip, žinau, mes tada jau tą pažymą savo minėtą aš giliai stalčių užrakinau, žinojau, kad Lietuvos Ryte aš neturėsiu galimybės jos ištraukti jokiais būdais, bet tai, kad mes rašytume, koks geras bankas yra Snoras, tikrai taip nebuvo. Tai po to, jau kai Snorui pasidarė blogai, vadinasi, tada jau panašu, kad pradėta naudotis. Ir tas lapkričio 15 dienos straipsnis, nors Snoro buvę akcininkai sako, kad nieko bendro su to neturi, bet keistai atrodo skamba toks jų paaiškinimas. Tai panašu, kad reikėjo, buvo perkama dėl 2 priežasčių. Tam, kad užsitikrintų ramybę, nes, kai turi, tai bent jau žinai, kad nepuls niekada ir užsitikrintų apsaugą tuo atveju, jeigu labai reikėtų. Kiek žinau, buvo bandoma daryti spaudimą ir Lietuvos banko dabartiniam valdybos pirmininkui Vitui Vasiliauskui per Lietuvos Rytą. Užuominų jisai buvo gavęs, kad, žinai, čia visi mes turim tam tikrų istorijų. Ir netrukus po tų užuominų išėjo Lietuvos Ryte pirmajame puslapyje straipsnis apie tai, kokią stulbinančią karjerą padarė Vito Vasiliausko žmona. Ir tai buvo susijęta, kad štai čia prezidentė paskyrė, tada jau Vasiliauską, tada pradėjo kilti karjeros laiptais ir jo žmona. Tai čia toks šūvis buvo, bet panašu, kad nesuveikė. Aišku. Kaip tu prognozuoji, kam dabar Lietuvos Ryto ta dalis akcijų, kurios priklausė Snorui, kam dabar atiteks? Galbūt dabartiniams akcininkams gali būti. Nelabai įsivaizduoju, kad kas nors iš artimiausių bent jau metu, kas nors iš užsienio žiniasklaidos kompanijų pirktų, investuotų į žiniasklaidos verslą Lietuvoje, nes nepanašu, kad tas verslas duotų didelę naudą, nebent už labai nebrangiai pirktų visą kompaniją. Ir kitas dalykas, nusipirkti 34% ir turėti šalia senuosius akcininkus, verslo prasme, tai labai sudėtinga būtų dirbti. Ačiū, Mantai, tau už tokį išsamų pokalbį ir įdomų tikrai. O linkiu, kad ta knyga nebūtų paskutinė. Aišku, nelinkiu tokių istorijų daugiau Lietuvoje, bet linkiu, kad tu parašytum dar ne vieną tokią tyriamąją knygą, nes čia yra, sakyčiau, tyriamosios žurnalistikos atgimimas. Ačiū.